Šiltasis metų laikas vis dažniau mus traukia į kiemą. Ypač po žiemos norisi mėgautis bundančią gamtą, savaitgaliais ar ilgesniais vakarais terasoje jau ir kepsnių sezoną atidaryti, tačiau būtent pavasaris yra ir tas metas, kai puikiai pamatai, ko terasoje ar kieme trūksta. Jeigu pasigedote natūralumo, jaukumo ir šilumos, tai šis pasakojimas kaip tik jums. Su medžiu žaidžiame jau daugiau negu 10 metų, o deginta mediena atsirado ne taip seniai, bet atliepiant klientų poreikius. Kadangi medis kaip medžiaga yra tradicinė ir su ja dirba mūsų protėviai, seneliai, tai tą tradiciją norisi puoselėti ir perduoti ateities kartom. Bet žinoma, nepamirštant šiuolaikinių klientų poreikių ir įterpiant inovacijas, inovatyvias technologijas, kad tas gaminys taptų ilgamžiškesnis, įdomesnis ir patrauklesnis šių dienų klientui. Šeimos verslo atstovai didžiąją dalį žaliavos savo gaminiams importuoja iš Skandinavijos. Šiose valstybėse dėl jų geografinės padėties užauga aukščiausios kokybės gaminiams tinkama mediena. Tie, kas vertina natūralumą ir kokybę, supras, ką reiškia ne tik medienos tankis, bet ir pats kiekvieno gaminio raštas. Norint pagaminti tobulą degintos medienos gaminį, yra pats svarbiausias pirmas žingsnis, tai yra tinkamos žaliavos parinkimas. Mes medieną importuojame iš Skandinavijos, kur medienos rievės yra tankesnės, šakos mažesnės. Pats medis dar pilnai neapdirbtas, yra tobulas jį žiūrėti, nors apsikabinti ir nepaleisti. Tai šitame etape yra mediena atrenkama, išobliuojama ir tik tuomet keliauja į deginimo procesą. Specialiame pečiuje mediena yra apdeginama iki apanglėjimo. Sekantis etapas mes iššukuojame minkštąsias medienos dalis, atsiveria rievės ir atsidaro šokančių šakų paveikslas. Ir to neužtenka tam, kad mediena būtų papildomai apsaugota nuo ultravioletinių spindulių ir suteiktų dar didesnį išskirtinumą kliento poreikiams, ją alyvuojame. Alyvuojame 2 kartus tam, kad galėtume suteikti garantiją ir visą procesą atliktume taip, kaip yra reikalaujama šitame gamybos etape. Kadangi kiekvienas medis pasižymi unikaliu raštu, degintos medienos gaminiai irgi bus nepakartojami. O svarbiausia, natūrali medienos šiluma ir jaukumas padės jums kurti nepakartojamą emociją. Tačiau nepamirškite, kad medis gamtos dovana, kuri reikalaus ir atitinkamo dėmesio. Nes, kaip žinia, medis tikrai ne kiekvienam. Jeigu jūs nenorite prižiūrėti, norite vaikščioti ant terasos ir tik tai kerkerį nuplauti, tuomet nerekomenduoju rinktis medžio. Bet jeigu jūs vertinate natūralumą, šilumą, jaukumą, išskirtinumą, vaizdo, tekstūros, lietimo, kvapo, taip kaip vertiname mes, tai tada kviečiu pagalvoti apie degintos medienos dailylentes ir terasinės lentas. Labai solidžiai atrodančios ir ne vieną dešimtmetį jūs estetiškais sprendimais džiuginsiančios degintos medienos lentos ar įvairūs gaminiai tikrai yra unikalūs ir nepakartojami. Spalvų pasirinkimas išties didelis, o aukščiausios kokybės žaliava užtikrina ir gaminių originalumą. Todėl galima nebejoti, kad ta jauki nauja terasa taps vieta, kur norėsite praleisti laiką ne tik šiltuoju sezonu. Beje, lauko baldų ekspertai pastebi, kad mūsų šalyje terasos tampa vis populiaresnės. Stebima tendencija, kad lietuviai gana dažnai pradeda dengti terasas arba netgi jas įstiklinti ir tas sezoniškumas mūsų mažėja ir mes vis dažniau galim pasimėgauti terasos malonumais ir pavasarį ir gana vėlyvą rudenį. Tai be abejo atkreipti dėmesį į savybės, kurios leistų baldus laikyti lauke. Mūsų visi lauko baldai gali likti lauke per žiemą, nereikia jų niekur sunešti, ten sandėliuoti, turėti jiem kažkokias specialias patalpas. Viskas gali likti terasoje, tik tai be abejo rekomenduojam naudoti baldų uždangalus, kuriuos galima naudoti ne tik nuo lietaus, ne tik tai žiemai sandėliuoti, bet labai naudinga turėti uždangalą ir vasarą. Kaip žinia, turime žydėjimo sezonus, kai pilna viskas nuklota gražiai žiedadulkėmis, tai baldų uždangalai padeda tiesiog mums apsaugoti baldų minkštąsias dalis, na ir šiaip, kad nereikėtų jų dažnai plauti, valyti ir panašiai. Lauko pramogų sezonas tikrai prasideda, todėl jeigu dar neturite terasos, apsvarstykite ne tik jai ir jūsų aplinkai tinkančias medžiagas, bet ir dydžius. Lauko baldų specialistė sako, kad dabar terasoje madinga rengti net kelias zonas, bet apie viską reikėtų pagalvoti iš anksto.
Jeigu mes renkamės pietų stalą, susižiūrėti matmenis terasos, susižiūrėti, kad atsistumus su kėde ar foteliu nenukristumėm atbuli nuo terasos. Na, žodžiu, visus tokius praktinius ir techninius dalykus, kurie, na, mūsų patirtis rodo, 12-13 jau metų patirtis rodo, kad, nu, atrodo paprasta, elementaru, bet pamirštama. Kviečiu kurti savo šeimos prisiminimus jaukioje terasoje, kurioje garuoja karštas džekuzi, kvepia degintos medienos lentos ir sėdite ant jaukių ir minkštų baldų. Terasa ne tik vasaros mėnesiais gali tapti mėgiamiausia namų vieta. Gražią ir jaukią terasą galima papildyti ne tik stilingais baldais. Joje įkomponavus baseiną pasišildyti burbuluose tikrai mėgtų daugelis. Poreikiai, tai turbūt vis tiek pats užsakovas turi savo atsakyti, ko iš tikrųjų jam reikia. Ir jeigu kalbėti apie masažinius baseinus, tai šio masažinio baseino kaip įrenginio privalumas, tai jis yra kaip baldas. Vienu žodžiu, jeigu jūs šiandien sugalvojot, kad jūs dėl to jūsų šeimai, jūsų vaikams reikia šilumos kieme, va, tarkim, šaltą, dar vis žiemišką pavasario dieną, tai jums iš esmės nieko nereikia. Jūs atsivedate elektros kabelį, atvažiuojat pas mus, įsigyjat baseiną, statote jį ant tvirto pagrindo, tai ar tai bus terasa, ar tai bus betoninės trinkelės ir su žarna galite prisileisti vandens, išleisti gali tiesiai ant pievos, vadinasi, kažkokių specialių komunikacijų, sudėtingų įrengimų jam nereikia, reikia tik elektros laidų. Terasai tai yra patogus sprendimas, kadangi galima jį įsirengti ir galutiniai namo statybos stadijai, kai nėra atvesti jokie vamzdynai, kurių tikrai būtinai reikia baseinui, bet lygiai taip pat tai vis tiek mes tą terasą įsivaizduojam zoną, kurioje ilsimės, kurioje leidžiame su šeima vakarus, tai būtent šis įrenginys ir yra tam relaksui, tam atsipalaidavimui, kur galbūt atsisėdus burbuluose, pasėmus kažkokio gėrimo taurę, galima linksmai leisti vakarą su šeima. Pirmiausia, tai mes dėl ko visada rekomenduojame aplink baseiną arba masažinį baseiną daryti terasinės lentas, tai dėl to, kad medis mums yra šiltas, tai yra vis tiek gyvas daiktas, ant kurio basom kojom laipiojant mes jaučiam šilumą, tai visi atėję į šią parodą jau iš toli jaučia mūsų stendo kvapą ir kas yra keiščiausia, kad jaučia nebe chlorą, kaip būdavo seniau, kai aš būdavau vienas stende, bet jaučia tą švelnų degintos medienos kvapą. Ir tai, kaip pasakyti, dažnai miestiečio gyvenime nepažįstamas kvapas, kadangi mes tik miške turim progą tai pajusti. Tai iš tikrųjų, vat, ši mediena, kuri šiai dienai dar turbūt tokia yra kaip naujas produktas, turbūt tą ir sukuria mūsų šeimoje, kad mes grįžtame į gamtą, netgi mažame savo miesto kieme. Deja, emocijos ir degintos medienos kvapo net ir šiuolaikiškiausi televizoriai negali perduoti, bet jūs galite visą tai turėti ir jausti savo kieme.